Na, kadangi kalbame apie Ingridą, tai turbūt galim kalbėti ir apie kitą kandidatą, ar ne? Žinoma. Tai, na, man kaip šalies nepolitikui, man atrodo, kad būta ne viena krizė, su kuria, na, sunkiai tvarkėsi Gitanas Nausėda. Kokia? Tai visų pirma, Covidas ir tas žymusis mitingas sausio 13 dieną, kai šventėme 30-metį, sausio 13 dieną, kai šventėme 30-metį, sausio 13 dieną, kai šventėme 30-metį, sausio 13. Ir kai minia švilpė ir neleido kalbėti Ingridai Šimonytei, prezidentas nerado galimybės krizę išspręsti, atsistojęs ir apgynęs galų gale moterį, galų gale vyriausybės vadovę. Nepajuto šitos būtinybės. Aš tą blogai vertinu. Apginti nuo tautos? Taip.